Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Jau keletą savaičių neatsakinėjau į klausimus, tačiau ir šiandien neatsakysiu į klausimus, kurių susikaupė jau tikrai daug. Galiu pažadėti, kad atsakysiu į visus gautus klausimus kitais kartais. Tačiau papasakosiu, kad savaitės buvo itin įtemptos ir jos įtemptos buvo, kadangi buvo labai daug, manyčiau, rezultatyvių susitikimų, rezultatyvių pokalbių ir vienas iš tokių, aišku, buvo atvykimas Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir jo žmonos Dianos Nausėdienės vizitas į mūsų savivaldybę. Ruošiamės daug, bet manau, kad ne veltui, nes aptarėme tikrai daug klausimų. Ir infrastruktūrinių tokių klausimų, kaip pasiekiamumas mūsų savivaldybės keliais. Visi matote, kokios būklės yra keliai. Deja, reikia apgailestauti, kad tie keliai kol kas netvarkomi ir mūsų savivaldybės keliai jau kelis kartus geresni nei valstybiniai keliai. Aptarėme ir galimą reformą, kada šitie regioniniai keliai būtų perduoti savivaldai. Aptarėme, kokiomis sąlygomis tai tenkintų mūsų savivaldybę. Taip pat, aišku, kalbėjome ir apie geležinkelio susisiekimą su mūsų miestu. Kalbėjome apie traukinių kokybę, apie greitį traukinių. Kalbėjome taip pat ir tokiais klausimais, kuriuos tikrai sprendžia pats prezidentas, bendraudamas su užsienio valstybių aukščiausiais pareigūnais. Turiu omeny atnaujinti reisą iki Daugpilio. Čia manau, kad prezidentas mūsų lūkesčius išgirdo ir bendraudamas su vyriausybė jis tą turės omenyje, o galbūt ir reikalui esant pritars, tai mums tikrai padės. Aišku, kalbėjome ir apie sveikatos apsaugą, kalbėjome ir apie švietimo sistemą. Ir čia reikia pasakyti, kad mes turime kuo pasidžiaugti, turime kuo didžiuotis, tai ir vaikų pasiekimais, turime ir džiaugtis ir didžiuotis mūsų pedagogų rezultatais, kaip mokyklose, vaikų darželiuose, taip ir mūsų kūrybos ir menų akademijoje, taip pat ir sporto srityje, neformaliajam ugdyme. Reikia pripažinti, kad ne tik, kad galime didžiuotis, tačiau galime drąsiai pasakyti, kad esame vieni iš lyderių šitame regione. Taigi, kalbėjome tikrai labai plačiu klausimų spektru. Tame tarpe, aišku, palėtėme klausimus ir ekonomikos vystymosi. Tai kalbėjome apie tuos lūkesčius, kuriuos savivaldybė susiformavusi ir bando įrodyti, kad vyriausybė ir Seimas priimtų sprendimus. Turiu omeny ir apie Ignalinos atominės elektrinės teritorijos ir infrastruktūros ateitį. Manau, kad prezidentas tai ne tik išgirdo, bet ir suprato ir lašas po lašo, dirbdami nuosekliai, pasieksime tų tikslų, kuriuos savo išsikėlėme. Taip pat buvo susitikimai, į kur pats aš ir prezidentas net ir nedalyvavome. Dalyvavo Aleksandra Grigienė, vicemerė ir pirmoji ponia mūsų valstybės. Tai darbotvarkės buvo skirtingos ir manau, kad tai, kas buvo parodyta pirmai poniai, neabejotinai bus išsakyta ir pačiam prezidentui. Taip pat noriu paminėti, kad šalia visų tų darbų, paruošiamųjų darbų, pasiruošiamųjų, sakykime, veiksmų, aišku, bendravome ir kalbėjomės su visa prezidento komanda. Jis turi visą
komanda, kurie skirtingai kiekvienas komandos narys atsako už tam tikrą sferą. Taip ir už ekonomiką, ir už švietimą, ir už neformalų ugdymą ir taip toliau. Ir visi tie mūsų klausimai buvo papasakoti ir šiem asmenim taip pat. Taip pat buvo taryba. Manau, kad ši savaitė prieš Velykinę yra ne tas laikas, kada reikėtų kalbėtis apie kažkokias intrigas, apie kažkokius nesusipratimus. Taryba, mano supratimu, praėjo pakankamai gerai. Beveik visi klausimai buvo priimti, išskyrus vieną. Vienas klausimas buvo nepriimtas dėl kaupiamųjų lėšų už keitimą karšto vandens skaitliukų. Kartais tikrai stebina, kada tarybos nariai taip uoliai gina gyventojų interesus, kada kalbame apie 27 centus į mėnesį. Tačiau kiti klausimai visi praėjo ir vieną klausimą tikrai noriu į jį atkreipti dėmesį. Tai taryboje priėmėm sprendimą, kad mūsų mieste bus dar vienas žmogus, turintis garbės piliečio vardą. Tai yra Elena Čekienė. Nereikia matyti pristatinėti Elenos, nereikia matyti priminti jos nuopelnų. Visi puikiai pažįstame gerbiamą Eleną, visi puikiai žinome jos indėlį į miestą, visi puikiai žinome Visagino country festivalį ir manau, šis žmogus tikrai nusipelnė šio vardo ir mūsų miestas gali didžiuotis tokiais žmonėmis. Taigi, savaitgalis Velykos. Velykos nuostabi pavasario šventė. Nauja atgimimo šventė. Šventė tikrai visos šeimos, šventė visų artimųjų. Ir nesvarbu, kas švenčia šį savaitgalį, kas švęs gal vėliau, linkiu visiems gero tarpusavio supratimo, švęskime kartu, būkime kartu ir viskas bus pas mus gerai.